visada šis sporto renginys apsuptas nuostabių žavių mūsų lietuvaičių merginų, šokėjų. Taigi, pasakykit, ką reiškia jums visgi sportas? Ar turite savo draugų, pažįstojų, kovotojų? Turime savo favoritų. Visą laiką žiūrime, domimės šio sportu, bet tai mums tarsi lyg hobis tapo. Tiesiog linksmai praleistas laikas kartu, labai faina mūsų komanda, mes labai visos linksmos, labai džiaugiamės, kad turim vieną kitą. O kaip tu, Simona? Kaip būtų, vis tiek palaikysim lietuvius labiau ir taip jau išeisis. Ar turi mylimiausią kovotoją, už kurį galbūt labiau kažkiek tai sergi, ar gal koks pažįstamas arba draugo pažįstamas draugas? Mes greičiausiai vieningai turim savo favoritą lietuvį, bet neišduosim. Neišduosim, negalim. Pas mūsų favoritas. O kaip tu? Man pirmas kartas, tai dar turiu. Ai, pirmas kartas, tai visiškai šviežia. Ir kaip jautiesi? Nedrąsu? Viskas, manau, bus gerai. Viskas gerai. Svarbiausia gera komanda. Na taip, žinau, svarbiausia, daug šypsenų ir palaikymas viena kitos. O jūs, mergaitės, aš irgi turbūt matau, jūs irgi pirmas kartas, ar ne? Ne pirmas? Ne pirmas. Kelintas kartas? Trečias, taip. Visą laiką smagu čia dalyvauti, palaikyti sportininkus. Labai laukiu kovų. Ar turite savo favoritus? Turiu. Irgi neišduosi? Ne. O gal draugas kovoja, koks mylimasis, ne? Ne, dar ne. Dar ne, bet gal bus greitai bus? O tau, ką reiškia sportas ir aplamai? Ar kickboksas, ar norėtum pati užsiimti šio sportu kaip pramogai? Aš manau, kad tai nėra moteriška specialybė, bet apskritai sportas, tai žinoma, mes vis merginos sportuojam, mes užsiemam šokis, o kad kovų menų, tai turbūt neužsiimsim ateityje. Kaip jaučiatės ir kur smagiau, ar būti čianais užkulėsiuose, ar visgi ant pačios scenos? Labai smagu čia būti, kadangi esam visas mergaitės, galim papakštauti, bet smagu ringe, žinoma. Visur smagu iš tiesų. Tiesiog pilna emocijų girdit. Tai tiesiog smagu. Visur gerai. Dalinamės. Viena scenos, kita užkulisiuose. Visą laiką keičiamės, tai gaunasi mums visas pabūnam visur. Jo. Taip. Tai žodžiu, smagi pramoga jums leisti būti ir čia tarp kovotojų ir ant scenos šokti. Žinoma. Birželio 16 dieną Klaipėdoje, Švyturio arenoje. Bushido turnyras KOK Special Summer Edition. Viename ringe susitiks stipriausi Europos kovotojai. Pagrindinėje vakaro kovoje Tadas Jonkus. Grand Prix ketvertuke Lietuvą atstovaus Martynas Danius. Visa informacija internete bushido.lt. Bilietus platina Bilietai.lt. Tu turi tai pamatyti.